Sveiki įsijungę Teniso TV. Šiame epizode matysite finalinę kovą Vašingtono turnyre, kurioje kovoja dėl $340,000 čekio bei 500 ATP reitingo taškų. Finalistai Gael Monfils ir Ivo Karlovič. Nuo pačio pirmojo geimo užvirė tikra kova. Karlovič parodė, nors jis jau vyresnio amžiaus vis dar turi apsčiai jėgų kovoti dėl titulo ir reikia bijoti ne tik jo padavimo. Karlovič iš karto įjungė savo padavimų mašiną ir pradėjo štampuoti eisus. Pabaigoje, rezultatui esant 5-5, Monfils ant savo padavimo pradėjo klysti ir padaręs dvigubą klaidą atidavė tašką Karlovič. Rezultatui esant 6-5 ir paduodant Ivo Karlovič, Monfils susikūrė net keletą galimybių susigrąžinti tašką savo, tačiau jam nepavyko to padaryti ir Ivo Karlovič laimė pirmą setą. Antrajame sete Ivo Karlovič turėjo galimybę užbaigti mačą pirmaudamas 5-4 ir paduodamas ant seto. Tačiau Monfils iš karto susikūrė galimybę atsibreikuoti. Tačiau Ivo Karlovič neįsigando atsilikinėdamas 0-40 ir gana greitai išlygino rezultatą į 40-40. Tačiau dviejų sėkmingų sužaidimų dėka Monfils sugebėjo laimėti priešininko padavimą. Žaidėjams pasiekus tie-break antrajame sete virė atkakli kova, tačiau rezultatu 8-6 tie-breaką laimėjo Gaelis Monfilsas. Trečiajame sete Gaelis Monfilsas jau seto pradžioje perėmė iniciatyvą ir įsiveržė į priekį 1-2. Toliau jam teko tiesiog laimėti savo padavimus. Tai sėkmingai darė ir trečiasis setas baigėsi rezultatu 4-6. Toliau aš jūs palieku su trečio seto gražiausiais vaizdais, malonaus žiūrėjimo. Often this week. There's a monster.